Tai laba diena ir su naujaisiais metais visi, kas žiūri Malkinės TV ir Kvantinė magija kanalus YouTube platformoje. Kurį laiką negalėjau išleisti jokio video per Malkinės TV ir tai atsitiko todėl, kad dėl visiškai kvailų priežasčių, man nesuprantamų, aišku, tai ne pirmą kartą atitinka, gal ketvirtą ar šeštą, dabar nepamenu, kanalas buvo, turiuomenį Malkinės TV kanalą, jisai buvo užblokuotas. Užblokuotas ir aš negalėjau savaitę nuo 29 gruodžio iki 5 sausio ar 7-5 įkelt jokio video, todėl visos prognozės, visi mano video, kuriais aš norėjau pasakyti jums svarbias naujienas, kas nutiks 24 metais, tai yra apie prognozes. Visa ta medžiaga pasirodė kitam mano alternatyviniam kanale, kuris vadinasi ne Malkinės TV, bet Kvantinė magija. Tai labai senas, vienas seniausių ezoterinių kanalų apskritai YouTube platformoje lietuvių kalba. Aš jį pradėjau leisti 2009 ar 2008 metais, tai jau paskaičiuoti, kiek laiko jis eina. Tai štai, kodėl dabar tas Malkinės TV užblokuotas buvo. Ir šiaip tai gerai, kad buvo užblokuotas ir visą tai mane paskatino galvoti truputėlį kitą kryptimį, kitaip dėlioti savo darbus ir kelti savo užduotis 24 metais. Ir tai paskatino vis dėlto prie labai vienos tokios svarbios minties ir planų visgi grįžti prie komunikacijos arba žodžio per popierių. Aš žadėjau knygą neišėjo, todėl kad ją rengiant įvyko ta baisi situacija nuo 20 metų iki 22, tai ten neveikė ir su manim sutartį sudariusios spaustuvės ir buvo kitų dalykų, tai aš kaip ir tą knygos planą buvau atidėjęs iki geresnių laikų, po to dar kitos priežastys buvo, kodėl aš jos neišleidau, ir finansinės, ir organizacinės. Ir dabar tokia mintis atėjo vėl, kadangi, tiesiai šviesiai turim pasakyti šiandien tiesą, kad būti internetiniai erdvėj su tokia informacija, kurią aš komunikuoju, kurią aš skleidžiu, yra nesaugu. Nesaugu man kaip kūrėjai ir antras dalykas, ta, ką aš komunikuoju, tai yra mano galva, tai yra elitinė informacija, yra labai svarbi informacija ir jinai jau negali būti laisvai prieinama internete arba kitokiuose panašiuose kaip YouTube platformose, tame tarpe ir YouTube platformai, apskritai socialiniuose tinkluose, kur yra cenzūra, kur yra kontrolė, kur yra kažkokios tai bendruomenės, taip vadinamos gairės, kurias neįmanoma nepažeist, norint komunikuoti tai arba norint skleisti tai žinias, kurias tu turi. Tai vėl eilinį kartą tas atsitiko ir tas incidentas su užblokuota savaitė, naujų metų savaitė Malkinės TV privedė prie minties, kad greitų laikų mes leisime popierinį leidinį. Aš galvoju, kad knygos yra toks žanras, tu nusipirki gerai, turi, bet knyga nėra toksai patrauklus dalykas. Aš galvoju, kad tai bus, ką aš darysiu, tai bus almanachas arba ketvirtinių žurnalų serija, kuri išeis kas ketvirtį, kaip antai numeris žiemai, numeris pavasariui, numeris vasarai, numeris rudeniui. Ir į tą leidinį, kuris bus A4 formato, labai panašus kaip iliustruotas mokslas ar dar kažkas panašaus, bus sudėta visa informacija, kuri buvo užblokuotojų ir užgrobtojų nusikaltėlių kvantinės magijos svetainėje.
Vėlgi, per tiek laiko, savaitė prabėgo, vėl tam tikra informacija suplaukė, dėl ko buvo užblokuota ir užgrobta mano pirmoji svetainė Kvantinė magija. Tai pasirodo buvo spec tarnybų darbas ir visi įvykiai tiesiog rodo tai, kad buvo specialiai tai padaryta, kad lietuvių kalba tokio turinio informacija, jinai neturi būti internete, nes tai, kaip aš vieną tokį argumentą išgirdau, tai skleidžia naratyvą palankų priešui. Priešas pas mus valstybėje yra vienas. Tai nenoriu irgi nei pavardžių, nei pavadinimų minėti. Tai visos sąmokslo teorijos atseit, visas tas dvasingumas, visas tas dvasinis kelias yra palankus mūsų priešų. O nedvasinis kelias, taip reikia suprasti, visi tie bordeliai visuomeniniai, kur dabar vyksta viešam gyvenime, tai yra normalus gyvenimas. Čia kažkaip tai nesiriša. Tai ką aš noriu pasakyti, kad su tokia informacija mes daromės pažeidžiami, žiauriai pažeidžiami viešoje internetinėje erdvėje ir metas iš ten išeiti. Aš nesakau, kad 100% reikia išeiti iš elektroninės žiniasklaidos. Elektroninė žiniasklaida plus internetiniai tinklai, jie reikalingi kaip marketingo priemonė, kaip marketingas, kaip pranešti žinią apie. O pats gylis, pats turinys, kuris bus necenzuruojamas, neredaguojamas, jisai bus laisvas, jisai bus popieriuje. Popierinėme žurnale, almanache, kaip aš tą bandysiu įvilkti kokį rūbą, bus matyti. Dar tik tai idėja. Ir tas leidinys, jisai bus platinamas per renginius, jisai, kiekvienas numeris bus turintis pridėtinę vertę ir išliekamąją vertę, tai nebus sensanti informacija, tai bus pastoviai aktuali informacija. Tai jeigu kas norės turėti gerą leidinį, gražią informaciją ir svarbią informaciją savo bibliotekose, kaip ir bus prestižas tokio žurnalo turėti namie. Ypač tie, kurie domisi dvasiniais ir netradiciniais dalykais. Tai jau toks planas yra ir dabar grįžtant dar prie to incidento su Malkinės TV, kur vėlgi aš džiaugiuosi, kad tai įvyko, nes vėlgi visa dedukcija įvykių eiga, atrodo tai įvyko stichiškai, bet išnagrinėjus kodėl ir kaip tai vyko, vis dėlto pridėjau tokias išvadas, kad dabar šitą video žiūri žmonės, kurie rašo skundus, Google'ui skundus rašo. Ir aišku, aš jums, jeigu tokie esat šitų dalyvių žiūrėtojų sąraše, tai aš jums noriu palinkėti tik tai meilės, laimės ir viso ko geriausio šitam gyvenime, bet iš tikrųjų taip daryti negalima. Ir tai tikrai sunkiai atsilieps vėliau. Jų pačių tokių žmonių kaip jūs likimai, kurie žiūrit ir po to rašot skundus. Tai ir kaip čia nutiko? Aš radau tokį video, kuris man pasirodė, buvo pas mane Malkinės TV, bet ieškodamas užpraeitų metų, Malkinės TV nuo 20 metų užregistruotas YouTube. Tai susidariau nuomonę, kad jisai yra užblokuotas, ar jo jau nebėra. Todėl aš jį vėl įkėliau ir pasirodo, aš įkėliau ne tą, kuris buvo užblokuotas, bet šalia buvo visai kitas video ir tiesiog gal paskubėdamas, ar taip išėjo, dėjau video, tai buvo gruodžio 29 diena, kuris jau yra kitose platformose, kitose kanaluose mano. Ir jisai jau peržiūrų sulaukęs yra per kelis tūkstančius, per nepilnus 10 ar 11 mėnesių.
Tai, va, kas įdomiausia, kad užblokavo tą patį turinį, kuris jau senai yra, kitose kanaluose jisai visiems yra prieinamas. Tai tik tai rodo tai, kad tas, kuris pamatė ir pažiūrėjo pavadinimą, tam pavadinimą buvo tiesiai šviesiai ir įvardinta, kad aš įkėliau užblokuotą turinį. Tai matyt, to užteko, kažkas paspaudė mygtuką apskūsti, apskundė. Ir vėl įvyko tas pats, kas buvo prieš metus, prieš 2, tai savaitę netekau galimybės nieko naujo kelti į Malkinės TV. Tai va tokia istorija, bet vėlgi, tai ne pirmas kartas nutinka su Malkinės TV. Dabar nenoriu būti netikslus, bet jeigu 20 metais įsteigiau kanalą, tai per tiek laiko iki dabar jisai buvo blokuotas mažiausiai 5 kartus. Ir jeigu dar tam tos ligos laikotarpiu galima buvo suprasti, kad skleidžiu informaciją, kuri prieštarauja tam bendram naratyvui, kuris įvardinimas kaip visuomenės gairės kažkokios tai kvailos, nesuprantamas. Tai vėliau tiesiog yra toks dalykas, kad kaip čia liaudė sako, užsisėdo ir tiesiog jisai juodam sąraše tas kanalas. Todėl aš daugelį komunikacijos dubliuosiu, daugelį savo video, kurį aš kelsiu ir į Malkinės TV, ir į Kvantinę magiją. Jeigu čia blokuos, tai gal tenais, kur kanalas mažiau yra sekamas, gal ten pavyks išvengti užblokavimą. Tai va, tokie yra planai ir išvados, ir va, tas išvadas padiktavo ne vienas kartas, jau žmonės skundžiasi, ne aš vienas, kad dingsta video, prapuola ir Facebook'e, ir YouTube'e, ir Instagram'e dingsta, ir TikTok'e dingsta, visur dingsta. Dingsta labai svarbi informacija. Tai aš kviečiu ją turėti, archyvuoti pas save laikmenuose, ar telefonuose, ar kompiuteriuose. Ir dar viena bus mintis tokia, kad mes sukursim svetainę, bet jinai bus registruota ne Lietuvoje, kur dėsime tokią medžiagą. Bet pirmiausia, aš vėlgi norėčiau kiek įmanoma atsiriboti nuo, aišku, taip 100% atsiriboti nepavyks, nuo taip vadinamos elektroninės žiniasklaidos ir turinį, elitinį turinį perkelti į popierių. Ir sakys, kiti sakys, mes negalėsim gauti, negalėsim laisvai prieiti. Tai va, elitinė informacija turi kainuoti, jinai turi būti sunkiai prieinama, nes informacija, kuri svarbi, jos žmogus turi ieškoti, jos žmogus turi norėti, geisti ir neturi būti prieinama laisvai TikTok'uose, Instagram'uose, YouTube'uose ir panašiai. Jos turi norėti, jinai turi būti ieškoma, ta informacija. Todėl aš pirmas tą darau ir kviečiu kolegas, kurie turi irgi tokių patirčių kaip aš, vis dėlto pagalvoti, galbūt pavyktų bendrą leidinį tokį turėti, popierinį leidinį. Ir platinimas, dabar toks platinimas kaip platinti, aišku, marketingą galima bus daryti per internetą, o turinys, popierinis žurnalas, jokių problemų, yra platinimo tarnybos, yra paštomatų tinklas. Šiais laikais ne problema jį išplatinti. Ir mes tai padarysim. Ir man atrodo, kad jau vasario mėnesį, vasario pabaigoje, kovo pradžioj turėtų pasirodyti pirmas numeris. Aš išleisiu kaip senosios mano svetainės Kvantinė magija LT atminimui. Tai bus užblokuotas turinys, pavogtas, ne užblokuotas, bet pavogtas turinys, kurį man šiaip netai pavyko atgauti. Dalis turinio, nes
to turinio užtektų kokiom 5 knygom parašyti. Nu ir toliau matysim, tiesiog kokią formą mes pasirinksim, toliau bus matyti, bet aš tą bent jau planuoju padaryti iki pavasario. Ir dar vienas dalykas, kurį aš noriu šiandien jums pranešti ir pakviesti dalyvauti mokymuose, kuriuos aš pradėsiu 24 metų vasario mėnesį. Lauksiu pirmo jauno mėnulio žuvų ženkle, tinkamos datos, kada tai bus visom prasmėm palanki diena mokymam pradėti, tai vėl bus vasario 2 savaitė, ko gero. Ir kviečiu registruotis į mokymus. Turinys labai panašus į tą, kuris buvo 22 metais rudenį. Ir galbūt, kadangi tai šiais metais, tai yra 23 metais, man nepavyko rudenį suburti jokios grupės, tiesiog nesusirinko žmonės norintys. Pirmą kartą per daug metų tai įvyko. Tai vis dėlto aš galvoju, kad turėtų pavykti šį kartą. Ir aš kviečiu netgi tuos, kurie jau praėjo mano kursus, mano mokymus, registruotis ir dalyvauti. Ir aišku, aš duosiu jau su nauja patirtimi apžvelgtą ir įvilktą tą tradicinį mano turinį, biolokaciją kvantinės terapijos. Į tai pasižiūrėsim visai kitomis naujomis akimis. Ir tai bus ir rudens, ir pavasario ciklo toksai bendras miksas. Ir dėl kainos, tai kaina turėtų būti šiek tiek daugiau negu 200 pinigų, bet dar žiūrėsiu, kaip čia man logistiškai pavyks įvertinti išlaidas. Ir tada aš pateiksiu skaičių, kiek ten kainuos. Aišku, geriausia būtų ne dalimis, aš šį kartą 4 dalim tikrai nepardavinėsiu tų mokymų, užteks 2 arba 1 dalies. Kodėl? Todėl, kad aš noriu sukaupti pinigėlių tam leidiniui. Tam leidiniui noriu sukaupti pinigėlių. Aš turėjau tam tikrą fondą sukaupę 2021 metais knygai, bet aš jį išleidau Malkinės TV ir video veiklai, o taip pat mokymų ciklo atnaujinimui. Tai vėlgi, aš jums duodu mokymus, aš jums duodu produktą ir tebūnie tai energetiniai mainai. Jūs, jeigu norite, jeigu galite, jeigu turite laiko, galimybių, registruokitės į šitos mokymus ir tai man bus paskata ir finansinė injekcija į planą ir tikslą sukurti ir paleisti į gyvenimą naująjį žurnalą. Tai štai, dėl tos mokymų programos dar informaciją aš patikslinsiu, jinai bus patalpinta tiek Kvantinė magija Vilnius grupėje Facebook'e, tiek YouTube platformoje Malkinės TV ir Kvantiniai magijai irgi YouTube platformoje. O taip pat Instagram'e, kas norite paremti irgi mokymus arba žurnalą. Beje, mokymus galima irgi bus stebėti per Patreoną, tiesiog tai reikės kažkiek tai irgi paaukoti. Ir tokiu planu mes judėsim link tikslo. Tikslas būtų popierinis žurnalas, žurnalo serija. Daug metų aš planuoju leisti, 5 kokius metus tą žurnalą, nes noriu ir kvantinės magijos LT turinį sudėti ir iš YouTube'o iššifruoti kai kurios mokymus ir paskaitas irgi įdėti. Tiesiog tekstą pavers žodinį į rašytinį tekstą. Ir tikrai medžiagos yra labai daug ir daug metų teks tą daryti. Tai aš kviečiu jūs, kaip nors palaikyti šitą iniciatyvą, jeigu energijos bus tam palankios ir manau, kad šį kartą tikrai bus palankus laikas tam, visom prasmėm. Tai va, tai ačiū Jums už tai, kad stebėjote.
Dar primenu, pasižiūrėkite būtinai, ar jūsų YouTube'as neišmetė prenumeratos. Nes būna taip, kad jūs prenumeruojat, o tas mygtukas prenumeruoti, tas neveikia. Tai, žodžiu, jūs esate neprenumeruoti. Jūs neprenumeruojate. Tai jeigu taip atsitinka, kad jūs liktai prisiminat, kad prenumeravote, o dabar pasižiūrite, kad jau nebe, taip iš naujo paspauskite. Taip pat dalinkitės šitais pranešimais ir skleiskite šitą žinią tarp savo draugų ir bendraminčių. Ačiū Jums, gerų Jums metų, iki susitikimų artimiausiomis dienomis. Sudiev.